dalla Lituania. Mes gavom susirašymo dokumentus, trasos susirašymo dokumentus. Šturmas dabar viską studijuoja. Tuoj važiuosim susirašyti trasų ir per tą laiką čia atveš mums automobilį. Truputėlį baitėm tas susirašinėjimas, iš tikrųjų daug labai kilometrų per trumpą laiką. Tai kurį laiką, kuriuose raliuose neteko tokio tempo palaikyti per susirašymą. Mes irgi tempą laikėm gerą, bet truputį blogą eiliškumą pasirinkom, tai dėl to nespėjom susirašyti pirmo greičio ruožo. Tiksliau susirašyti spėjom, nespėjom pasitikrinti. Tai rytoj pradžia bus nelengva. Šiaip buvo daugiau darbo negu tikėjausi. Galvojau, kad greičio ruožai bus kažkiek gal paprastesni, bet iš tikrųjų tai pakankamai sudėtingi, nemanai? Jo, tikrai. Nors ir tiesių jų daug, bet tos tiesiosios tokios techniškos ir šiaip ralis tikrai turėtų būti labai įdomus, labai kitoks negu bet kada suvažiavęs. Tai va dabar važiavom shakedowną, tą treniruotę, taip vadinamą, tai nežinau, naktiniam greičio ruože laukia daug tamsos, nes man tai buvo sunku matyti, kur važiuoju. Nežinau, ar čia lempos, ar stresas toks, reikia kažkaip priprast gal prie tų naktinių sąlygų. Manau, kad pirmą greičio ruožą tikrai greit labai nevažiuosim. Jo, pirmam reikės prisišaudyti, kaip žmogus sako. Posakiai kažkokios kitokios konfiguracijos, negu bent jau aš esu pratęs. Kažkaip nuo greiderio sustumtų krūvų smėlio krenta šešėlis prieš posūkį ir labai sunku rasti posūkio apex, kas yra keista. Ir tų daug lėtų posūkių, bet jie vis tiek visi yra skirtingi. Ir tu jų labai skirtingai apsirašyti negali, tu parašai, kad ten yra lėtas posūkis, bet atvažiavęs turi žiūrėti, kas ten laukia už kampo. Jo, laukiam rytojus, dar rytoj susirašysim ir tiesiai startą.